Sveiki visi. Šiandienos tema yra valgyti ir lieknėti. Valgyti ir lieknėti yra kiekvienos moters svajonė. Ir tai gali padaryti kiekviena moteris. Tai reikia paspartinti medžiagų apykaitą. Kad medžiagų apykaita paspartėtų, reikia iš lėto didinti bendrą kalorijų suvartojimą. Maždaug 50-100 kalorijų per savaitę. Taip organizmas spės prisitaikyti ir sudegins kalorijas, todėl nekaups riebalų. Paskui antras žingsnis, reikia padidinti suvartojamą baltymų kiekį. Ypač gerai gyvulinės kilmės pilnaverčiai baltymai. Trečias žingsnis - padidinti riebalų suvartojimo kiekį. Nors jie turi daug kalorijų, bet jie labai svarbus medžiagų apykaitai, hormonų balansui. Daugiau valgant atsiras energijos ir tada galės daugiau judėti, sportuoti, tas taip pat pagreitina medžiagų apykaitą. Dar yra penktas žingsnis, svarbu yra išsimiegoti pakankamai ilgai ir kokybiškai. Ir dar reikia neužmiršti šeštojo žingsnio, kad svarbu mikroelementai, tokie kaip geležis, kuri padeda išnešioti deguonį po visą organizmą, kuris labai reikalingas medžiagų apykaitai. Ir jodas, jis padeda palaikyti sveiką skydliaukės funkciją. Ir pagreitėjus medžiagų apykaitai atsiras energijos ne tik kasdieniams darbams nuveikti, bet ir gyvenimo džiaugsmui ir gyvenimo kokybei pagerinti. Todėl aš linkiu jums visoms valgyti sveikai, mėgautis gyvenimu ir būti laimingomis.